Labas vakaras. Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos pirmininkas Valdemaras Tomaševskis pareiškė, jog ne Lenkai, o lietuviai turėtų integruotis Vilniaus krašte. Premjerui Andriui Kubiliui šitas pareiškimas priminė mažą vaiką, kuris karščiuojasi, norėdamas atkreipti save dėmesį. Tad kas iš tiesų kiršina lietuvius ir Lenkus? Apie tai šio vakaro diskusija. Mūsų studijoje Petras Auštrevičius, parlamentaras, labas vakaras. Sveiki, gyvi. Jacekas Komaras, politikos apžvalgininkas, labas vakaras. Labas vakaras. Saulius Toma, taip pat parlamento narys, labas vakaras, Sauliu. Labas vakaras. Ir telefonu su mumis Valdemaras Tomaševskis, Europos parlamento narys. Labas vakaras, Valdemarai. Labą vakarą. Valdemarai, nuo jūsų pradedam laidą, jūs užsienį dabar, kaip jūs pats manot, dabar daug Lietuvoje diskusijų apie jūsų pareiškimą, ar jūs pats manot, kad jūs etiškai pasielgėt, sakydamas, kad lietuviai turėtų integruotis Vilniaus krašte, ne Lenkai? Aš pasakiau, kad viso pirma terminas integracija nėra tinkamas, kalbant apie Lenkus Lietuvoje. Nes jie gyvena šarto amžių. Čia yra jų gimtinė, palaidoti jų protėviai. Taigi laikas nustot vartoti šitą netinkamą žodį. O apie lietuvius, tai nemaža dalis lietuvių gyvenančių Vilniaus krašte gyvena čia neseniai. Ir ne visi yra gerai susipažinę su Vilniaus krašto papročiais ar moka vietinės kalbas. Manau, kad kiekvienam žmogui būtų gerai pažinti kitas kalbas, tai kultūros, nes tai taurina žmogų. Taip, bet vis dėlto, jūs neatsisakot tų žodžių, kad jūs kalbėjot apie lietuvių integraciją Vilniaus krašte ir dabar sakot, kad jūs kalbėjot apie tų naujakurių integraciją lietuvių. Ką jūs turite omeny? Valdemarai, ką jūs turite omeny? Aš pats Vilniaus krašte gyvenu, ar jūs norit, kad mes mokytumės lenkų kalbą, ar ką? Nu, tai aš jau pasakiau, kad kuo daugiau kalbų, to geriau. Tai taurina žmogų ir mes, kai Lenkai, mokam, sakysim, 4 kalbas, mokam ir rusų, ir baltarusių, ir lietuvių. Tai manau, kad čia geras pavyzdys. Jūs šiandien išplatinot Seimo nariams savo paaiškinimą, pareiškimą ir ten dar daugiau, ten kalbat apie tai, kad politikai, kai kurie garsus politikai atėmė žemę iš Lenkų Vilniaus krašte. Ką jūs turite omeny? Tai buvo, taip man klausimas pateiktas nelabai korektiškai, bet aš negaliu redaguoti klausimų. Ten buvo sakoma, kad apskritai nėra problemų. Tai aš ir atsakiau, kad reikia paklausti, sakysim, nubaustų verslininkų, kurie buvo nubausti už savo gimtosios kalbos vartojimą šalia valstybinės kalbos, reikia pabrėžti, šalia valstybinės kalbos ant nuosavos parduotuvės ar autobuso. Tai yra faktai. Irgi patariau paklausti buvusių savininkų, teisėtų savininkų, sakysim, žemių Vilniuje arba aplink Vilnių. Tai jie atsakys vienareikšmiškai, jie žino, kad jie buvo praktiškai antrą kartą nubausti, nacionalizuoti, daug jų žemė nebuvo atiduota jiems, nors pagal įstatymus priklauso, o buvo atiduota ir politikams, ir valdžios vyrams. Tai šitas sąrašas buvo skelbiamas. Respublika skelbė savo laiku. Ten buvo ir prokurorai, ir aukščiausi teismo teisėjai, ir taip toliau. Ir žinome, kad nemažai buvusių vadovų irgi atgavo, sakysim, grąžinėsi žemę ar jų šeimą, o vietiniams gyventojams natūra jau šitus žemės pritrūko. Gerai, Valdemarai, jeigu gali dar keletą akimirkų pabūkit, Jacekai, jūs taip pat esat Lenkas. Gerai, aš paklausysiu. Gerai, tai Jacekai, jūs taip pat Lenkas, kaip jūs priimat, remiat šitą teiginį dėl lietuvių integracijos Vilniaus krašte? Šiaip tai aš, kaip jau šiandien kažkur sakiau, mes visi dar neintegruoti į vieną bendrą visuomenę, pilietišką visuomenę. Ir mums reikia galvoti apie tai, ką tai reiškia. Tai reiškia, kad reikia daugiau atvirumo, reikia daugiau supratumo, ir svarbiausia tolerancijos ir išgirsti vieni kitus, kad vieni lietuviai turi žinoti, kaip gyvena, neturi, atsiprašau, bent tie, kurie čia Vilniaus rajone gyvena, matyti, suprasti, kaip gyvena Lenkai arba kitos tautybės, ko bijo. Bet ar jūs vis
dėlto manot, kad Valdemaro tas pareiškimas prisideda prie tos tolerancijos, apie kurią jūs kalbate, ar jis kaip tik skatina nesantaiką tautinę? Iš to, ką išgirdau, tai čia buvo jau tam tikra provokacija užduodant panašus klausimus. Tai aš dėl to nenoriu čia vertinti viso šito pasisakymo. Dėl to, kad aš matau, kad bent aš turėjau tokį įspūdį, kad visi te rašiniai, visa ta eskalacija, kurią matom paskutiniam dienom, turi visiškai kitus potekstus, kitus tikslus. Kokius? Politinius, labai paprastus, politinius. Šiandien, kalbėti šiandien, būtent po to visos eskalacijos, reikia kalbėti apie tai, kas darosi Vilniui, kad yra arši kova dėl valdžios Vilniuje. Ir čia jau yra visiškai kitas lygmuo. Supratom, tai Sauliau, jūs atstovaujate Tėvynės sąjungos frakciją, kaip tik toj kovoj dėl valdžios ir jūsų frakcija dalyvauja. Jūs po šitų pareiškimų eisite su Lenkais, eitumėte su Lenkais į koaliciją ar ne? Na, visų pirma, tai kova vyksta ir konservatorių frakcijos viduje, nes turbūt didžioji dalis ir ne tik frakcijos, aš pats ne partijos narys, bet ir partijos narių, tikrai po tokių pareiškimų ir jau turbūt anksčiau žinodami, kas tai yra per sąrašas Lenkų rusų, kur yra ir KGB majoras, kuris sąjūdį, reiškia, terorizavo. Tai iš tikrųjų sąrašas yra, na, absoliučiai, manau, netinkamas Tėvynės sąjungos būt koalicijoje. Jums atrodo nepriimtina tokia draugija, taip? Absoliučiai nepriimtina, nes, na, žinom, kad politika paprastai yra rinkimasis iš blogybių mažesnės. Tai čia iš 3 galimų blogybių pasirinkta pati didžiausia. Koks traktavimas Valdemaro Tomaševskio pareiškimo ir tos interpretacijos, kurią ką tik girdėjom? Tai yra provokacija. Klausimas, nežinau, gal ir buvo provokacinis, bet pats atsakymas yra provokacinis ir dabar šnekos, kad integruotis nereikia, irgi yra provokacija ir tai yra sąmoninga provokacija, nes tiesiog šitie politiniai veikėjai, kurie nieko daugiau negali savo žmonėms pasakyti, savo rinkėjams, Vilnijos, tiems žmonėms, geriems žmonėms, apart to, kad skatinti jų nacionalizmą ir jų uždarumą. Tai yra arkliukas, tai yra jų politinis biznis, jie iš to daro savo biznį, jie iš to pasidarė kelialapį į Europarlamentą ir iš to gerai gyvena. Tai yra apgailėtinas elgesys politiko, kuris eskaluoja tą tokį siaurą uždarumą, nacionalizmą ir kenkia bendra mūsų visuomenės vystymuisi. Gerai, Valdemarai, atsakytumėt, ar jūs žaisdamas nacionalizmo kortą tiesiog renkatės politinius taškus? Na, čia yra nesąmonė, žinot, buvo tokia Krylovo pasnė, tai galiu jums pasakyti originalo kalbą. O сильного бессильный всегда виноват. Taip, tai žinot šitą. Ir kad, sakysim, jau avinėlis kaltas dėl to, kad vilkas nori valgyti. Jau yra kaltas. Tai jūs save laiko auka ar kaip? Tai yra veiksmai daromi tam tikri, kurie apriboja mūsų teisės. Tai neseniai buvo priimtas įstatymas, švietimo įstatymas, kad kitko ponas Toma, kiek aš suprantu, irgi balsavo. Ir tai buvo neteisėti veiksmai, kadangi pagal mūsų tautinius įsipareigojimus mes pasirašėm, ratifikavo tautinių mažumų pagrindų gynimo konvenciją. Labai aiškiai 22 straipsnė sakoma, kad nauji teisės aktai negali bloginti tautinių mažumų padėties. Tautinės mažumas protestavo, surinko 60 000 parašų, buvo piketai, mitingai, 3 000 prezidentūros susirinko žmonių protestuoti. Ir jie buldozerių metodu priėmė šitą įstatymą, kuris yra pačiai neteisėtas. Valdemarai, bet ir prezidentė, Valdemarai, sekundėlę, atsiprašau, jūsų ir Lietuvos prezidentė yra kalbėjus apie tai, kad tai yra pariteto principą užtikrinantis įstatymas. Lietuviai gyvenantis Lenkijoje taip pat kai ką mokosi ir lenkų kalba ir čia nėra jokios diskriminacijos. Jeigu kalbėti apie paritetą, ten yra 100% prie krepšelio priedas. Tai būtų geras paritetas, mes turėtum daugiau finansinių galimybių, tai yra pagrindas. O lietuviai, lenkai, kiek aš žinau, jie šito klausimą nekelia. Jie nepostuluoja, neprašo to. Nu, jeigu jie kel šitą klausimą, tai aš pirmas ginsiu jų teisės, prašysiu Lenkų politikų, kad jie pakeistų ministro įsakymą. Ten įsakymas reguliuoja. Bet jie net nekelia šito klausimą. Nu, kodėl dabar mes turim kentėti dėl to, kad kažkas nekelia klausimą? Tai yra nesusipratimas. Gerai, bet jūs atsakė dėl krepšelio, bet dėl kalbos, tai neatsakė. Dėl kalbos jie nekelia šito klausimą. Tai jeigu jie kelti, aš pirmas ginsiu jų, sakysim, teisės, jeigu jie norės mokytis. Jie
nenori. Tai ką čia padaryti? Lenkijoje iki nepriklausomybės mūsų apskaitai nebuvo mokama lietuvių kalba. Dabar mokama tai keletą dalykų nemokama, bet tai nekelia šito klausimą. Tai galima čia lyginti. Jeigu jie kels, tai aš lemsiu jų siekius. Gerai, dar Petras Auštrevičius mūsų studijai. Petrai, jūsų požiūris į šitą problemą ir apskritai, štai švietimo įstatymas išprovokavo tikrai didžiulės aistras abiejose pusėse. Jūsų požiūriu, ar reikalauti mokytis keletą dalykų valstybės kalba, kurioje gyvena, ar yra blogai, nepriimtina, kame čia šaknis viso? Visų pirma... Tai gal atsiprašau, Valdemarai, Petrui Auštrevičiui ir netrukus jūs vėl. Valdemarai, sveiki gyvi. Jūs esat Briuselėje, mes Vilniuje, bet galim vis tiek kalbėtis ir turim kalbėtis. O, Vokietijoje netgi. Na va, tai Vokietijoje irgi galima pasidomėti, kaip pavyzdžiui, turkų bendruomenė, kuri tiesa nėra autochtonai ir tą reikia pabrėžti. Jo, jie po 50 metų iš esmės atsirado, bet nepaisant to. Iš tiesų, matot, mes esame matyti dabar klasikiniai situacijai, kada šiek tiek politika maišoma su tautinių mažumų reikalais. Aš taip įvardinčiau situaciją. Tai šiaip mišinys yra labai pavojingas. Kuo? Pavojingas, kadangi, matot, politikoje dažnai kaip? Ateina kelios pusės, pasikalba, bet vėl išsiskiria su savo nuomonėmis. Deja, dažnai politikoje tai toks sprendimas arba tokia baigtis yra tiesiog nulemta. Kiekvienas turi savo įsitikinimus, kiekvienas principus, argumentus pagaliau ir panašiai. Tai politikoje taip gali būti, bet tautinių reikalų srityje tikrai taip negali būti. Aš esu įsitikinęs, kad tautinės mažumos, jeigu jos yra ignoruojamos, jeigu joms nesudaromos sąlygos gauti ir savo tautinę kalbą švietimą, bet būti ir kalbiškai, ir, aš pasakyčiau, visais reikalais integruoti į tą didžiąją šalies pilietinę visuomenę, tada jie yra baudžiami. Nes jiems sukūriamas menkesnis statusas, sukūriamos prielaidos tapti mažiau socialiai integruotais, reiškia mažesni atlyginimai, blogesnis darbas, savotiška galbūt net pažiūra visuomenį. Štai jie tokie. Kaip tik šis įstatymas lygiavertiškumo principą įtvirtina. Aš manau, jis eina tą linkmę, aš nematau ten didelių bėdų, bet gal mes galėjom tą įstatymą priimti geriau išaiškinę jį. Gal nereikėjo mums taip tikrai skubėti ir manyti, kad po mėnesio priimtas įstatymas būtų blogesnės kokybės. Ne. Bet, matot, kiekvienoje brandi visuomenė nebijo diskusijų. Ir mums kaip daugumai šitoje šalyje, taip pat nereikia bijo diskusijų. Aš esu už tai. Per greitas įstatymas buvo priimtas, ar kur jūs čia lenkėt? Matot, 20 metų nėra greitai. Ne, aš nemanau, kad 20 metų, Sauliau, tikrai, kai kurios pataisos, jos iš esmės nepablogino Lenkų vaikų mokymo, nes pagrindiniai dalykai pasiliko Lenkų kalba, išskyrus geografiją, istoriją, bet, Lenkijoje lietuviai mokosi taip pat ir Valdemaras šito dalyko nenuginčys. Tai va čia, matyti, yra tas paritetas, o kad daugiau kalbos, tai aš esu įsitikinęs, kad Lenkų vaikai Lietuvoje nepamirš Lenkų kalbos. Aš esu prieš tai. Apskritai mes turim kalbėti apie du dalykus skirtingus. Taip, už integraciją mažumų, bet prieš asimiliaciją. Kaziuko mūgiai, kai aš mačiau, kai šoko Baltarusiai, Lenkai, Rusai gyvenantys Vilniaus krašte, man buvo malonu. Todėl, kad jie yra šito krašto puošmena, bet nereikia jų asimiliuoti. Integruoti taip, jie turi būti visaverčiai piliečiai, turėti kultūrinę autonomiją, bet tuo ir baigti. Asimiliuoti jų nereikia. Atsakai, jūs turite šeimą, jūsų vaikai lietuviškoje, lenkiškoje mokykloje, kaip jūs žiūrite šitą problemą? Čia aš norėčiau tik pasakyti apie tą paritetą, veidrodinį principą ir taip toliau. Taip, Lenkijoje taip yra, kad dalis dalykų yra mokamas irgi lenkų kalba. Bet Lenkų, pavyzdžiui, Lenkijoje lietuvis abitūrą gali laikyti visus egzaminus lietuvių kalbą. Gali laikyti lietuvių kalbą tik tai, kaip papildoma kalba. Lietuvoje to nėra, tai, žinot, dėl to, kad Lenkijoje ir Lietuvoje sistemos skiriasi, ieškoti kažkokių paritetų, veidrodinių, šito, ir po to diskutuoti, kai čia pagrindinis argumentas, kad turi būti kažkoks paritetas, niekada to nebus, todėl, kad skirtingos sistemos yra. Kalba, ponas Petras padmėjo čia Vokietiją, kur turkai, ką tik kitas su turkais pavyzdys, kuris yra dar baisesnis nei tas, kas vyksta Lietuvoje.
Austrijos pavyzdys. Pavyzdžiui, šiandien sužinojom, kad Austrijos valdžia atmetė galimybę laikyti turkų kalbą abitūros egzaminė, nors lenkai gali lenkiškai, lenkų kalbą laikyti, serbai serbų kalbą gali. A turkai koks argumentas buvo? Visiškai kaip iš Lietuvos. Tai bus pirmas žingsnis, kad turkai reikalaus savo papildomų teisių. Dėl to turkams negalima... Gerai, aš dar, kadangi Vokietijoje Valdemaras Tomaševskis, jūsų trumpai noriu dar klausti ir paleidžiant jūs vis dėlto, ko reikėtų, kokios jūsų sąlygos normaliem Lietuvos, Lenkijos, lietuvių Lenkų santykiams? Kas čia svarbiausia jūsų požiūrį šiandien būtų? Visų pirma, neturi būti bloginamos teisės tautinių mažumų, ne tik Lenkų, bet ir Rusų, Baltarusių, ir kitų tautinių mažumų. Neturi būti bloginamos sąlygos. Jeigu net sovietmečių standartas buvo aukštesnis negu šiandien priimtas įstatymas, tai yra jau joms yra atsakymas. Į tai yra numatyta tarptautinėse dokumentuose, kad negali būti bloginama situacija. Tai yra prieštaravimas mūsų ratifikuotai konvencijai. O kas padarė šitas žingsnis, turi pamastyti, kad atitinkama bus reakcija ir tautinių mažumų. Mes turim gintis. Ir jeigu Krylovas sakė, kad сильного бессильно всегда виноват, tai aš ne iki galo sutinku. Mes šiandien gyvenam 21 amžiuje. Mes esame Europos Sąjungoje. Ir negali dauguma primest mažumą savo valia prieštaraujant tarptautinėms normoms. Tai reikia šitą atsakymą, šitą įstatymą, atsiprašau, pakoreguoti, grįžti į seną redakciją ir tada įtampa sumažės. Dėkui labai, Valdemaras Tomaševskis iš Vokietijos Europos parlamento narys. Išsyk po trumpos reklamos mes sugrįšim į karštą vakarą. Šiandien kalbam apie lietuvių Lenkų santykius, kasgi kiršina dvi tautas, seniai gyvenančias Lietuvoje ir kodėl tie santykiai pastaruoju metu paaštrėjo. Svogūnai, kapotos mėsos technologija, koldūnai, balandėliai, šimtalapiai bei mėsos pyragai. Ir tai dar ne viskas, ką totoriai atvežė lietuviams. Tikros totorius pagal senovinius receptus ir jūs nekur nenusipirksit parduotuvėje. Užsisakyti galima, tik pasigamint kažin, ne visas paslaptis dalindamosis receptais tikros totorės išduoda. Gyventi ekologiškai mada ar būtinybė? Jauna, 4 vaikus auginanti šeima stebisi, kodėl kyla toks klausimas. Mes lietuviai, kaip aborigenai, ta prasme, mums tik tai kinietiškos prekės, viskas, kas mirda, kas nesveika, kas pigu. Tarp miesto ir kaimo prisideda prie raginimų daugiau gaminti ir auginti patiems. Penktadienį be 8:30 vakare. Jei pažvelgsite į arbatą Lipton įdėmiau, pastebėsite kokybės garantiją. Tik kokybiška arbata gali vadintis Lipton. Kokybės garantija ant kiekvienos Lipton Yellow Label arbatos pakuotės. Lipton arbata numeris 1 pasaulyje. Po gardų kasnelį kiekvienam. Šviežios duonos riekiai su naujuoju sviesto skonio Rama. Margarinas Rama Battery. Dalinkis jos sviestiniu skoniu kasdien. Rama kasdien. Skanu ir sveika. Pasitikite pavasarį ne tik jausmingai, bet ir išmaniai. Dabar telefonas su liesti jautriu ekranu Samsung C3300 ir telefonas Nokia 2330 tik 1 litas ir be papildomų mokesčių. Omnitel. Žmonės kalba. Nuo kelių šimtinių iki 7000 litų. Atsakymą gausite per 3 minutės. Credit 24 paskolos Maxima prekybos centruose ir www.credit24 LT. Baltijos televizija pristato. Šokių festivalis konkursas Norim kilt tęsia savo skrydį per Lietuvą. Debiutantų bei solistų duetų trio atrankinis turas. Organizuoja laisvalaikio centras 7 mūzos. Rėmėjas Dan Suker atradimų cukrų. Tik tiek? Nesistebėkite, Eurovaistinėje tiesiog mažos kompensuojamųjų vaistų kainos. Eurovaistinė. Jums patiks mokėti mažiau. Vyrams ir moterims kelia rūpestį skirtingi dalykai. Ar šis sijonas man tinka? O.
jis kiek per trumpas. Tačiau rūpintis dėl pleiskanų nėra jokio reikalo. Dėl to, kad yra Head & Shoulders šampūnas nuo rūpesčių, šampūnas nuo pleiskanų vyrams ir moterims. Iki 100% mažiau pleiskanų. Todėl jie gali skirti daugiau dėmesio kitiems dalykams. Head & Shoulders. Iki 100% mažiau pleiskanų rūpesčių. Šią savaitę su Ačiū kortele Maksimoje visiems vazonams 40% nuolaida. Visiems rankšluosčiams 40% nuolaida. O visai avaliniai taip pat net 40% nuolaida. Gerai, kai yra iš ko rinktis. Maksima, apie viską pagalvota. Parodyk man tą siaubingą demonstraciją. Jie įmado nešvarius mikrobais užterštus unitazus. Ir bando domestas. Lygina su kitų valikliu? Po 3 minučių. Domestas sunaikina visą purvą. Kitas beviltiškas, nieko nenuvalo. Domestas sunaikina visus mikrobus. Jis toks stiprus. Domestos sunaikina visus mikrobus ir nešvarumus, kuriuos palieka kiti. Japonija. Šalis po nelaimės vis dar liekanti pasaulio žiniasklaidos centre. Tačiau sekmadienį bėdų ir problemų nebus. Tiesiog be receptų pamokysime to, ko iš Japonijos turėtume mokytis. Grįžtam į studiją. Saulius Tomas, su mumis Jacekas Komaras bei Petras Auštrevičius. Kalbam apie tai, kasgi kiršina lietuvius ir lenkus. Sauliau, tai vis dėlto išklausėm ir Valdemarą Tomaševskį, štai Lenkijos užsienio reikalų ministras sako, kad jis neatvyks į Lietuvą, kol tokia padėtis. Vis dėlto tie tarpvalstybiniai santykiai. Lenkų senato pirmininkas sako, dugne, santykiai tokie blogi dar nebuvo. Taip, ir iš tikrųjų, manau, kad Lenkijoje yra pasikeitusi ir jų užsienio politika ir pats vidinis jų politinis gyvenimas. Ten pastaraisiais metais labai yra sustiprėjęs nacionalizmas ir mes, lietuviai, Lietuva ir tarp kitko Vilnijo žmonės, dėl to pradedame kentėti. Mes šioje situacijoje esame tavo iš pasakiečios mažuma, kurią bara daug stipresnis kaimynas, gyventojų vis dėlto 10 kartų maždaug yra daugiau. Jūs manot, mumis demonstruojami raumenys politiniai gale Lenkijos? Akivaizdu, jeigu užsienio reikalų ministras Sikorskis, tarp kitko visur įdomios paralelės, Sikorskis ir Lietuvoje buvo ministras Sikorskis, reiškia, kokie yra tamprūs tų dviejų tautų santykiai ir kaip būtent, ko gero, būtent dėl to tamprumo santykių atsiranda priešpriešai. Tas pats Sikorskis, kuris turi, reiškia, manau, giminaičių Lietuvoje, jis labai yra piktas, jis yra politinis vanagas. Bet esmė ta, kad mūsų aukščiausia politinė valdžia nesugeba parodyti, kad mes turime savo teisėtus interesus ir Vilnijoje, ir visoje Lietuvoje, ir kad mes negalim leistis, kad stipresnis kaimynas kištųsi į mūsų vidaus reikalus. Gerai, tai ką turėtų daryti prezidentė, premjeras, Seimo pirmininkė, ką dabar šaudytis pareiškimais? Pirmiausia, tai mums reikėjo aktyvesnės politikos santykiuose su Lenkija. Jau prieš 1,5 metų, kai aš dar buvau užsienio komiteto narys, ten buvo didelė problema iškilusi dėl Lenkų kortos. Mes rašėm net ir kreipimąsi kelis kartus į Lenkiją, negavom netgi atsakymo, dialogas nevyko. Po to dar baisiau. Aš esu narys tarp parlamentinės asamblėjos Lietuvos Lenkijos. Spėjau sudalyvauti atėjęs į Seimą tik tai pirmame bendrame susitikime. Jie buvo atvažiavę Lenkų Seimo nariai į Lietuvą, pašnekėjom, jie iškėlė savo reikalavimus, mes daugmaž ten irgi šiek tiek mokinuko vietoj pabuvom, palinkščiojom galvoj, paskiau dar šiek tiek pasiginčiojom, bet vien tas mūsų bandymas ginčytis ir bandyti aiškinti, kad turi būti paritetas ir dėl to paties švietimo ir panašių dalykų, išėjo taip, kad jie supyko ir dabar 1,5 metų, ar jau net panašiai bus 2 metai, jie nebesikviečia mūsų į Lenkiją, nes mes esame blogi. Mes neklausime jų, o kažkokią bandėm megzti. Gerai, ar jūs norite pasakyti, kad yra požiūris kaip į mokinuką? Elementarus didesnės tautos spaudimas mažesniai ir išnaudojama ta korta Vilnijos, o kai mes žinome savo istoriją, iš kur ta problema atsiradus. Gerai, tai Petrai, į mus žiūri kaip į mokinuką ir demonstruoja raumenėlius. Aš nežinau, aš tai matau galbūt daugiau kaip politinį ginčą. Tai iš tikrųjų politikų ginčai, nes aš netikiu, kad pati situacija yra
savo turiniu bloga, kad, tarkime, tikrai tautinės mažumos Lietuvoje yra diskriminuojamas tokiu būdu ir panašiai. Beje, keista, bet rusų tautinė mažuma, va šitame ginče, kuris dabar vyksta apie tas kalbas, kad čia padaugėjo šitų, aš kažkaip jų balsų negirdžiu. Tai gal vis dėlto Lenkų bendruomenė racionaliau tas svarsto, ta prasme neužleidžia savo tų politinių ginčiukų į eterį, kurie dominuoja, kurie kraunasi taškus ir iš to žmonės galų gale nieko negauna. Tai aš manau, kad vyksta toks dalykas, bet vieną norėčiau gal pasakyti, na, nereikėtų, matyt, tam tikri pasikalbėjimai, kartais aštresni tarp kaiminių valstybių yra dažnas dalykas. Ar ne? Ypač kurios turi mažumas tautinės. Būna ir čia, kaip jo labiau gyvenė ne vieną šimtmetį, tai vienoj pusėje, tai kitoj. Respublika buvo didelė valstybė, vieno žemės ėjo iš vienų rankų į kitas, daug istorinio prisiminimo, kontekstas ir poetinis ir visoks kitoks. Bet, na, matyt, 21 amžiui, bent jau šio amžiaus pradžioj, aš kaip Lietuvos Respublikos pilietis ir manantis, kad Lietuvos vis dėlto ateitis kitokia jau bus, aš sakyčiau taip, mums nereikia antrosios Liublino unijos su Lenkija. Ir kokią poziciją užimt? Nusilenkt, sakyt, kodėl? Mes turime kalbėtis, nes pasaulio politikoje ne valstybių dydis lemia, nes kitu atveju mes turėtumėm turėti kelias jungtinės tautas, ar ne? Didesniems, mažesniems ir galbūt visai nematomiems. Tai jeigu pagal dydį įtaką... Bet realybėj valstybių dydis, Petrai, lemia. Atsiprašau, bet demokratijoje... Kokius kompleksus turi didelės šalys? Aš suprantu. Ir kartais tos kompleksus numalšinti yra proto ženklas, negu jos demonstruoti. Tai... Iš tiesų, mums reikėtų gal daugiau turiningos diskusijos ir ieškoti išeičių, o ne bandyti kiekvienu kartu prisiminti. Ir abi pusės turi turėti ir burną, ir ausis. Ta prasme, suprasti, išgirsti ir atsakyti. Atsakai, kas paims viršų? Toks, primityvus nacionalizmas, kas ką, ar vis dėlto ta tendencija, apie kurią kalba Petras Auštrevičius? Pirmiausia, nesutinku, kad paskutiniu metu Lenkijoje išaugo nacionalizmas, todėl kad po pono Kačinskio, kai perėmė valdžią, Tuskas sumažino, ženkliai sumažino nacionalizmą. Bet Sikorskis liko tas pats. Ne, dėl ko ir šiandien turi pretensijos Kačinskis, kad Tuskas per minkštas Rusams, kad Tuskas per minkštas Vokiečiams, kad Tuskas per minkštas Lietuviams. Būtent už to, kad tų nacionalizmų šiandien nėra Lenkijoje, arba jo yra daug mažiau, yra Tuskas kaltinamas. Tai absoliučiai nėra tų nacionalizmų Lenkijos pusėje. Bet dėl to atsakai didesnės valstybės sindromo demonstruoti savo jėgą prieš mažesnę. Čia ką Saulius? Čia aš sunku pasakyti dėl to, kad taip galima, gerai. O pavyzdžiui, Lenkai kažkokie savo dydžių įtakoja Čekus, o su Čekais yra visiškai kitokie santykiai. Su Čekais susitaria dėl visų kitų dalykų, dėl mažumų. Net dabar, skamba gal jokingai, bet Čekai atiduoda 360 hektarų Lenkai, kurie kažkada ten buvo atimė. Irgi Čekai gali pasakyti, kodėl mes turime atiduoti kažkokie bent 1 hektarą tai didžiai Lenkiai. Ne, dėl to, kad nėra tokios įtampos ir normaliai galima abi pusės kalbasi ir bando išgirsti ir suprasti argumentus. Žiūrėkit, bet daug komentarų ir tikrai tas pareiškimas, jo interpretacijos neprisideda prie geresnių lietuvių, Lenkų pirmiausia santykių ir tarp valstybinių santykių. Tai vis dėlto, apibendrinant mūsų diskusiją, tai kaip vertinti tas įtampas ir ar jos vis dėlto, ar kiršinimas paims viršų, tas primityvus nacionalizmas, ar vis dėlto ta tendencija, kurią šiandien gyvena visa Europa? Aš manau, kad mes visų pirma turėtume pagalvoti apie tos Vilniaus žmonės, kurie būtent tie žmonės labiausiai dėl viso šito ir nukentės. Tikrai čia Lietuvos nei tapatybės lietuvių nesugadins šitie visi reikalai, nei kažkaip ypatingai mums pakenks. Nors, aišku, Lenkija gali pakenkti, nes jinai ne tik didesnė, bet ir turi visus, ryšius su mūsų ryšiai su Vakarų Europą eina per Lenkiją. Ir jeigu tie strateginiai projektai pradeda strikti, o jie atvirai šnekant labai sunkiai tos 20 metų
metų visus judėjom, nors mes visą laiką deklaruodavom draugai, strateginė partnerystė, o tie projektai buvo užstrigę. Nesvarbu, dabar nebe tai. Kalbam apie savo piliečius, tuteišus, kurie iš tikrųjų yra tuteišai, nes tai, mano požiūrį, tai yra garbingas pavadinimas. Radvilų palikuonis atvažiavęs į Dubingius prieš turbūt 1,5 metų, kai buvo perlaidojami kunigaikščių Radvilų palaikai, pasakė, aš esu tuteišas ir tuo didžiuojuosi. Tai šitie Vilniaus žmonės turėtų didžiuotis, kad jie yra tuteišai, kad jie yra Lietuvos, nuo seno Lietuvos didžiosios kunigaikštystės piliečiai, o Lenkijos okupacija per visą 1000 metų čia buvo tik tai 20 mečius. Ir jeigu dabar mes srebėme tų 20 mečių pasiekmes, tai žinoma, tai yra tik laiko klausimas, tas išnyks. Bet tie žmonės neturi kentėti, jie turi būti pilnaverčiai Lietuvos piliečiai, gauti įsimokslinimą, gauti gerus darbus ir gerai Lietuvoje gyventi. Dar viena versija. Virginija Baltraitinė, parlamentarė Seimo vicepirmininkė, sako, kad tais pareiškimais politikai slepia savo neįgalumą vystyti Vilniaus krašto ir atsilikimą visą, kad, Vilniaus kraštas pagal visą Lietuvą šiandien ekonominę, socialinę prasme, išsivystymo prasme yra atsilikęs. Tai ar čia nėra toks noras pridengti savo nekompetenciją valdyme? Politikoje yra daug priemonių, kaip atkreipti save dėmesį, pradėti naują diskusiją, būti radikalų arba pasiskelbti kažkieno globėjų. Tai tikrai tokie dalykai politikoje yra priimtini ir aš manau, mes matome tam tikras apraiškas šito dalyko, bet mane kas ypatingai neramina. Valdemaro Tomaševskui nereikėtų šitų bėdų spręsti Briuselyje. Ir trimitavimas iš tų tribūnų, bandymas kurti ten koalicijas, kalbina savo frakcijos narius, kurie rašo paklausimus, Europos parlamento pirmininkų, beje Lenkui, kuris Hillary Clinton siunčia tolerantiškas, toleregis žmogus, kuris dirba. Ir tai nieko nedaro. Suprantat, mes užstarinėjame. Mes sugriovėme sienas tarp mūsų valstybių, aš turiu menį tas sovietinės ir Berlyno, ne tam, kad mes vėl atstatinėtumėm tas tokias, žinot, miesčioniško tipo, tokias primityves, baimės sukurtas. Tai aš tikiuosi, kad vis dėlto nuslūgs įtampa, pamatys tos vertimus, tų dokumentų, tų švietimo įstatymų ir mes grįšime prie normalios turiningos diskusijos. Ačiū Jums, dėkui, kad atvykote į Karštą vakarą, dėkui šią laidą žiūrėjusiems, ačiū visiems, kurie Delfi portale rašė klausimus, dalį jų pateikėm, dalį nespėjom tiesiog. Iki kitos savaitės, susitikimo pirmadienį, karštajam vakare, be 8:30 vakare.